Sveikinu pradėjus atostogauti. Sveiks, draugs, kolega. Buongiorno. Buongiorno. Šiandien mes ir vėl išvyka. Ir išvyka pradėsiu nuo kambario apžvalgos. Neplanavau, taip. Vakar diena buvo skirta tik tai kelioniai ir planavau pradėti filmuoti sekančią dieną. Viešbutis mane tiek sužavėjo, kad negaliu jum neparodyti. Visų pirma, atvarėm, kai nėra instrukcijų, tai sunku susirasti ir kambarį, sunku susirasti ir kur vartai atsidaro. Nu tai susradom, paskui viską parodysiu, bet tokią čiūdą aš dar nebuvau matęs. Kaldras čicholas. Vakar norėjau biškį pastaisyti kaldrų. Ir pradėjau imti ir aš žiūriu, nebesuprantu. Čia gali nesusekta, čia gali apačia, čia gali viršus, kur čia kas. O pasirodo, čia paprasčiausiai yra viena paklodė, tarp dėta kaldra ir kita paklodė. Nei kaip susekti, nei kaip surišti ir per visų perimetrą kaip eina. Tai galite įsivaizduoti, kiek man nervų per naktį kainavo. Tai gerai, kad viešbutis su pusryčiais. Klausiau vakar tetos vienos, sakau, kur čia pusryčių salė, nes pas mus įskaičiuoti pusryčiai. Pusryčiai, jinai nustebo, sako, kaip pusryčiai, tai kambarį. Štai čia yra mūsų pusryčiai. Galim apžvalgą padaryti. 17 gramų džiūvesėlis, 200 ml persikų sulčių ir sausainis. Ir užtepuko, kakava kažkas. Uogienė, kavos gal kapsulė. Mes atvažiavome į Italiją valgyti. Nu gerai, aš nieko nesakau, pusryčiai stebūnė. Tokių matsų pusryčių dar nesu matęs. Pamatėm Krausvoje baltas mišrainės. Šiandien tarp kitką Velykų rytas. Ir pasirodo, kad čia yra balta mišrainė. Čia yra, aš biški piktas, čia yra insalata rusa. Rusa mišrainė. Nu ir vis tiek suvalgysiu. Visas miltukus pramagėm, neįsijungė, tai dabar mes čiainikė užvirėm vandenį. Čia jau yra iš čiainikų užpiltas karštas vanduo, jis jau biškai pastovėtų, dabar aš išpilsiu. Ir užpilsiu dar kartą verdančią vandenį. Ir aš manau, kad kiaušiniai jau turėtų būti pasiruošę velykauti. Labai fainas čiainikas, va. Labai patinka. Paklausit, kodėl iš visada laikau ant viryklės, jeigu nevertų, nežinau. Tiesos akimirka. Metas lupti kiaušinį, virtą verdančiam vandenį, bet neverdančiam puode. Biški baisu ir daužti. Aha, tai dar ne. Dar tikriausiai ne. Šiandien Velykas gali būti be kiaušinių. Dublis numeris 2. Kiaušinis virtas čiainikė. Šitas biški panašiau. Jau panašiau. Iš esmės tai yra įrodymas, kad taip išvirti kiaušinį galima. Užsirašykit. Va. Bet trinys išviręs. Kaip gali trinys išvirti, baltymas neišvirti. Su Velykam. Sakiau, parodysiu, kur atsidaro vartai, nieko neradom. Va čia va mūsų mašina stovi. Čia įėjimas, nieko nėra, visur glaudėm. Nu tai aš iš lauko pusės kišau rankų per grotas, atsidarinėjau vartus ir panašiai. Paskui sutikam vienu tetu, kad ir sakė, taigi čiagi viskas paprasta, taigi va, pasižiūrėk. Viskas vietoj, viskas paranku. Kaip tu šitie nežinai. Tikrai paprašiau nebūna. Kaip tu nesupratai. Tu 12 paklausai. Atvykom į Milaną, be minutės 7 ryto, labai malonu. Nežinau dar kas čia, pažiūrėkit, ant kiek čia nieko nėra. Nei vieno žmogaus. Nesu mėgėjas labai didelis važiuoti į miestų centrus su mašina, bet šiandien aš čia važinėju, nes nieko nėra. Prisideda tikriausiai, kad yra šeštadienis, kad yra sekmadienis. Yra Velykų rytas, visi miega, kiaušinius lupa, dar kažko. Gali, aš spėju, kad italai turėtų vis tiek irgi gali kiaušinį kokį lupti. Ar čia tik mes lietuviai lupam? Nemanau. Šluoja gatves, gražiausia arka su įvairiausiais žirgais ir vyrais raumeningais, gražiais kaip babis. Šturmuosim miestus rytais. Dabar šturmuosim miestus rytais. Dabar gražiu parkeliu einam pasižiūrėti Milano katedros. Kol einam link katedros, tai vat papasakot galiu, kad mes vakar iš Düsseldorfo oro uosto į Malpensą skridom. Sinuomavom čia mašiną ir planuojam čia pabūti 11 dienų iki trečiadienio, ne kito, bet dar kito. Pirminis planas tai buvo sėsti mašiną ir kasdien aplankant didesnius miestus, davažiuoti iki Palermo. Bet vakar atsigulėm ir pagalvojom, kad tiesiog palipdysim sekančiai dienai planiuką, matysim, kaip mums seksis, koks šitas tempas laikyti, nes autostradom važiuoti.
važiuoti nenorim. Autostradas pasiliekam paskutiniai dienai. Reikės grįžti atgal į oro uostą, atiduoti mašiną ir skristi namo, nes skrisim irgi iš Milano. Šiandienos mūsų planas yra biškį pasivaikščioti po Milaną, dalėkti iki Parmos. Jeigu ten gausim kažką suvalgyti, tai parmezaną, ne iš plasmasės pavalgyti, kaip jie rašo. Ir varysim iki Cinque Terres, kur yra pagal Google gražus kraštovaizdis. Šiaip jokių didelių planų neturim. Norim aplankyti Pizą, norim aplankyti Vatikaną, Romą, gal San Mariną kokį prasuksim dar kažkur. Pirmas tokias ilgas atostogas, be plano, be įtampos. Kas vakar užkliuvo, pirmas dalykas, tai... koksai. Čia gal Tadas blinda? Jokių didelių pasiruošimo darbų nedarėm. Vakare davažiuosim iki ten, kur norim, pasivaikščiosim, vakare paguglinsim, ką galim pamatyti kitą dieną. Vakar nefilmavau, tai vakar praleidau dalykų. Pirmas dalykas, kaip vietiniai palinkė linksmų Velykų, tai yra papisto. Jeigu nuo pradžių pasirašėm kontraktą, kad pasiimt galėtume mašiną ir atsisveikinant, moteris sako papisto. Ir aš taip, nusišypsau, bet paskui galvoju, papisto. Nu gerai, gal čia koks vietinis yra palinkėjimas gražus, gal aš galėsiu jį panaudoti vėliau kažkur tai tarp vietinių gatvėj. Ir sakau, atleiskit, ką reiškia papisto. Simona pradėjo juoktis, ta moteris irgi sako Happy Easter. Linksmų Velykų. Nu tai pirmas susitikimas su žmonėm ir sarmatas pridarytat. Gera, kad pradedam taip, kaip mums būdinga. Vėliau atvarėm į viešbutį, pabandėm nueit pavalgyti ir susidūrėm iškart su tuo, ko ir tikėjomės, tai kad viskas 3 valandą užsidaro ir paskui Google rodo, kad 6 atsidaro. Ir viena vieta buvo, kad dirba nuolat. Nu ir sakom, iššausim kokią picutę. Atvažiavom į tą vietą. Ten žmonės yra, atidaryta, dirba, bet sako, sorry, žinok, mes dabar čia kaip ir atsigert kažką gali, jeigu nori. Išjungia pečius, žodžiu, jiem dabar pertrauka. Tai sakau, kad atsidarysit, susižvalgia. Nu, žinai, gal 6, gal 7, konkretumo nėra. Teko su tuo susitaikyti, tai aplankėm vietinę parduotuvę, nusipirkom kiaušinių, kaip matėt, išsivirėm, puikiai suvalgėm nei vieno realiai, tai tokia Velykų pradžia. Na, aš manau, jeigu gausim šiandien kinderį, nusipirksim ir bus mūsų Velykas. Gerai, gana tarkšti, reikia pasigėrėti parku, gražus parkas ir einam link katedros. Priėjom kažką, nežinau ką. Labai gerai, kad nieko neskaitėm apie nieką. Tikriausiai padarysim tyrimus namie paskui, kai pamatysim, ką aplankėm. Fortas kaip pilis kažkokią sakytum, o mum visą laiką tiesiai. Visai nieko. Ir va ten, tolumoje po tą arką, išlysim ir ten jau atsiveria panašiau į Milaną. Nes dabar, kai važiavom, tai visur atrodo toks labiau Kaunas negu Milanas. Ir nieko prieš Kauną. Viskas okei. Tiesiog daugiau bučių negu meno, kurio tikiesi atvažiuodamas čia. Nu, pažiūrim, ką mums pasiūlys šitas išėjimas. Nu, čia šitas fontaniukas galėtų ir veikti. Gal būtų visai juokinga, jeigu veiktų. Gal jį vėliau įjungs. Dar vienas Tadas blinda. Simuk, ar norėtum įsiamžinti prie šiukšlių kalno? Bet labai tvarkingai sušiukšliuota. Iškart pagirimas. Net makas. Nu, gal kažkada ir užsuksim, bet Italijai turbūt sarmata būtų į maką eit. Nors girdėjau, kad Italijai į makę gali gauti alaus ir pizzą. Dar vienas komplimentas prie labai gražiai sušiukšliuotų gatvių. Ten tolumoje matom katedrą, bet iš tikrųjų aš po kairiai karius filmuoju. Nežinau, ką jie čia daro, bet jie saugo tą centrą. Tiek įeinant, saugo ir ten su džipu ir automatais. Ir čia irgi taip pat. O katedros nesaugo. Tai mes prie katedros to jau pat ir prieisim. Dar vienas Tadas blinda, saugo katedrą. Ne pati didžiausia, kokių teko matyti, bet labai graži, balta, kas neįprasta. Šiaip šitoje aikštėje teko matyti, kad nemažai būna skemerių, kurie ateina, sako, leiskit, mes jūs nufotkinsim čia ar for free, ar čia už 3 eurus. Ir tada pridaro 10 nuotraukų ir sako, aha, tai dabar mokėk man 30 eurų. Ir jeigu nemoki, tada ateina jie draugeliai ir tada tave reketuoja. Policininkai čia dirba ir matas, kad jų nemažai patruliuoja. Tai jos pravaiko karts nuo karto ir dabar dar tik 7:30, tai ko gero mes jų gal ir daug dėja nesutiksim. Raumeningas žirgas. Užfiksavau tik savo veidą, žirgą ir katedrą, bet dar va čia pamačiau irgi labai dailią arką. Nu čia visur, kur nepasisuksi, tai tikrai gražu, net tramvajai važinėja išpaišyti. Toliau nuo centro tai labai daug grafičių, bet va čia visur tai tikrai labai gražu ir labai gražiai saulė kyla. Nu jo, nebuvau didelių miestų fanas niekada, bet Milanas kol kas mane žavi. Ryte tikrai labai faina, gražu.
Einam dar pro katedros kraštą ir va čia vyksta rekonstrukcijos darbai, net nepasivarginta vis tiek atspausdinti visą tą drobę su tuo atvaizdu, kaip turėtų viskas atrodyti, kad negadintų bendrą vaizdą tie visi pastoliai. Cool, turbo cool. Kai apeidinėjai katedras, tai visada labai stebina, kiek įdėta darbo, kiek detalumo, kiek smulkmenom įvairiom atiduota laiko. Buongiorno, signore. Signore Limone. Ne, skambina, kelk ragelį. Alio? Žiauriai fainai, kad žinau, kiek laiką man liko pereit keliu. Nu va, ir šaunuoliai, kol mes apėjom ratą, jie nepatingėjo ir įjungė fontanėlį. Bei kaip prie elektrikų namų. Like. Subscribe. Ir jūs padarykit tų patį. Vyksta medžioklė. Viršui, aišku, per kamerą nesimatom, mes ten turim voverę. O čia turim 2 medžiotojus. Taigi lipkit mediną, kas jums yra. Paverytė, čia pati kiečiausia. Mažiausias pasaulis. Antuliukas. Ir dar 2 voveriukai bėga, matai? Mačiau. Nu tikrai mažiausias pasaulis. Šiaip labai smagu yra, kad pačiam tokio didelio miesto centre yra tokių erdvių. Aišku, dabar yra rytas, yra nedaug žmonių, bet vis tiek atrodo, kad tiem žmonėm yra kur būti. Parkas didžiulis, gražus, gatvės irgi plačios, nesugrūsta, nesukišta, neužstatyta viskuo, pilna gyvūnijos, šuniukai laksto, voverytės gainėje, antytės, ančiukai. Faina, gražu iš tikrųjų. Ir oras nuostabus. Kokių +15, bet tikrai labai malonu, šilta, gera, su mėgstuku va, sočiai. Pasaka. Kol kas pirmas įspūdis tikrai labai neblogas. Tai va, važiavom susimūtę, 3 valandas geras važiavom. Davažiavom iki Parmos, bet supratom, kad buvo klaida važiuoti iki Parmos ir tikėtis kažkur suvalgyti sekmadienį per Velykas, nes niekas absoliučiai nedirba. Google rašo, kad viskas dirba, bet niekas nedirba. Nu ir nieko nepadarysi. Tai gerai, kada turim čipsų, turim pizdekiuškių visokių prispirkį iš vakar, bet nebeturim batoną. Ir jeigu šiandien nieks nedirbs, rytoj nieks nedirbs, su itališkais pusryčiais toli nenueisi. Irgi dabar sustojam. Nu net nėra kur labai gražiai sustoti, bent jau šitoje apylinkėje. Tai... O, mūsų vieta. Škasim, lėksim toliau. Ten Činkvetėrė, tai jau turėtų būti vaizdingesnis kraštas. Keli miesteliai ant uolų. Ne? Nu, kažkaip rodo. Nuotraukas spalvoti, namukai tokie. Visai įdomu. O šiaip tai viskas atrodo apleista ir visur, kur kavinės nedirba, kur turėtų būti kavinės, jas uždarytas, bet atrodo, kad jas jau 10 metų uždarytas. Viskas išblūkė, apdulkėjai. Keleiviai šiaip, nu, aišku, mes važiuojam nemokamais, bet tokie pavargiai ir matas. Už Milaną visas painumas ir baigęs kol kas. Matus, kad gražiai čia mes važiuojam, žinai. Nieko nesakau, matus, gražu, bet per tvorą, tai žinai. Au, kalva papilų. Oi. Per kamerą gal biškį geriau matas, ne? Jo, per kamerą biškį mažiau atrodo rūkas. Bet kamera irgi mėtos nesupranta, nes galvoja, kad susilieja, žinai. Ne, veltui čia 30, mažiau duoda. Va, labai daug matas. Nu kiek čia matas, kokių 20 metrų priekį? Gal ir nelabai. 10. Turim biškį rūką. Įsisigandys išeina iš mašinas. Galvojau, eisiu numyšt, bet taip dulkė ir toks vėjas ir taip rūkas, kad gal pakentėsiu kažkur, kur daugiau saulės. Visai nusišypsoja mums sėkmė užtikti vietą, kuri dirba. Sustojom pabandyti. Gal labai faina meniu rankon lapo užrašyta. Vieta irgi ganėtinai jaukia. Dabar laukiam, žiūrėsim, ką gausim suvalgyti. Daug nenoriu triukšmauti, nenoriu erzinti vietinių, tai papasakosim vėliau įspūdžius. Bet va, visai
Visai čia aš esu laimingas, kaip išalkęs visai. Dar gavom duonelės. Duonelę. Aha, tai va, pavalgėm ir nenufilmavom, ko pavalgėm, nes šiaip ganėtinai šalki buvom ir tiek gražiai skaniai viskas atrodė, kad iškart puolam valgyti. Aš buvau 2 patiekalus susisakęs, pirmą suvalgiau, sakau, nu tai bent antrų, tada jau užfiksuosiu. Atnešė antrų, vėl supuolam, suvalgėm, su desertu tas pats žodžiai tikrai buvo ne tas galvoj. Bet skaniai pavalgėm, nebuvo, kad būtų labai didelis porcijas, širdies įdėta. Lazanija labai. Sūrio tiek, kad wow. Sima sakė, per daug net buvo sūrio. Per daug lazanijai sūrio. Vis tiek dar čia kurį laiką pabūsim, dar nesikį valgysim, tai kažką vis tiek turbūt parodysim. Dar vienas dalykas, bevalgant užkliuvo, kadangi ganėtinai ilgai sėdėjom ir žiūrėjom pro langą, laukiam, kol ateis mums sąskaitą paduoti. Visų namų langinės užtrauktas, tai aš nežinau, ar čia jų visų nėra namie, ar čia dabar pietų metas yra, nes ištraukė langinės, bet mes dabar gerą valandą laiko čia prabuvom, dabar yra 3 be 5 minučių, visų namų visi langai. Taigi, daug važiavom šiandien, važiavom. Antras viešbutis pažadėjo mums pusryčiam, kad bent jau vaflių iškeps, kad bus biški geresni pusryčiai negu buvo iki šioliai. Jo, daug važiavom, visai pasivargo, dabar yra 5:30 vakare, bet mes pradėjom važiuoti, man atrodo, 6:30 ryte. Ir su pasivaikščiojimais, su pertraukom, tai daugiau mažiau visą dieną ant kojų arba ant ratų. Dabar galim padaryti trumpą apžvalgėlę. Turim ledų, kas visai faina. Neturim ekstra paduškių. Italijai jungikliai visur tokie, įdomesni. Ir čia iškart su rozetės visko. Aš mačiau, kad itališki jungikliai eina su 3 šakutėm iš viso. Turim su laipteliu dušą. Ir dabar esminis dalykas, ką aš norėjau parodyti, tai yra veidrodis. Ne, gal pirmą, gerai, veidrodis. Tada! Ir turim patys langinės. Tai gaila, kad per jas nieko mes nematom. Turim terasėlę, bet terasėlė tokia. Norėčiau biškį ir lauką parodyti, bet lyja, nieko linksmo ir turiu vilties, kad ryte bus geresnis oras, tai ryte pasivaikščiosim. Labai. Oferta specialė, 49 pinigai. Sakė, nesvarbu, kokį apie burgerį kepsi ir kažkų bulvės, nesvarbu. Visko, kokį kepsi, nubėgs ir dėl to liksi daug didesnis. Taip sakė. Cholesteroliui gerai sakė. Labas rytas, gerbėmieji. Pamiegojom neblogai, pamiegojom ilgai. Iš vakarą biški buvo liūdna. Pildėja, laužė, dainavo, ką nedarė tik kambarį kažkas tai. Bet buvom ganėtinai pavargę, tai kažkaip net terzulys per daug neėmė. Užmygam, tada prabudau naktį, tada girdėjau, kad bilda, bet vėl užmygau. Šiandien leidom savo ilgai primiegoti, prigulėti, niekur neskubėti, nes davėm antrą šansą itališkam viešbučiui su pusryčiais. Pusryčiai 7:30, tai už 15 minučių. Įdomu, ką pasiūlys. Ar bus vėl tik tai bandelė ir sultys, ar biški kažkas cekaviau. Nors šiaip iš tos pusryčių salės, sprendžiant, tai spėju, kad gausim kavytės ir krosaną. Bet vis tiek jau nemanau, kad bus prasčiau negu buvo prieš tai. Šiaip nieko, lova pusiavelnė tokia, bet ir vėl. Aš nelabai suprantu jų. Jau 2 iš 2. Čia kaldra. Kažkoks laskūtas, plėdas, paklodė. Ar Aranys normalių čecholų nematė? Kas tai yra, aš nesuprantu. Neturi jie kaldrų čecholų. Štai dar man patiko pakabų įvairovė. Ką jau nori? Plastikinių, varinių, miksuotų. Nepakabų apžiūrinėti atvažiavom. Eisim pusryčiausim ir važiuosim. Šiandien važiuosim į Pizą. Priskaičiau, kur parkuoti mašinų. Daug kur dauža langus. Ieškosime saugomą parkingą. Ir vakare bandysim pasiekti Florenciją. Vinsalę picutės. Aš pratys anksti keltis. Pratys anksti pusryčiauti. Jeigu bus geri pusryčiai, nieko nesakau. Bet šiaip jaučiu neimsmą viešbučią su pusryčiais vien už tai, kad mes 2 valandas sėdėm atskėlą ir laukiam pusryčių. Ir aš dabar labai noriu valgyti. Tas mane erzina. Dar 12 minučių iki pusryčių. Man iškepė vaflį. Šviežias vaflis. Prisikroviau ledų. Neatrodo gražiai, atsiprašau. Šis sekala buvo verta. Antras šansas. Neprašojam. Puikus pusryčiai. Gražus, skanu. Kapučino. Bandelės visos šviežios, kruasanai, šviežiai, šilti, viskas šilta.
Labai linksma, geri pusryčiai. Užsikrovėm kelionį, varysim toliau. Na va, šiandien nebelyja, apniukę, bet oras gražus. Ai, dar nedariau apžvalgos. Šiandien mes gavom Citroen C3. Puikus automobilis. Kažkada turėjau Peugeot, tai visas interjeras labai primena būtent jį. Šiaip jau tai vakar nerodžiau šitos vietos, kur mes sustojom, nes lyja, tai nesinorėjo ant lauko stovėti ir buvo apsiniaukę. Ir aš vakar pats nemačiau, ką matau šiandien. Priešais parkingą, visai gražu, slėnis apačioj, ten tolumoj kalnai, kurių nesimatė už to namo. Ir mes, kaip suprantu, trauksim, būtent į tą pusę ir trauksim. Ten visur vandeniukas, tikrai gražu. Vakar mes buvom davažiavę toj pusėje iki Činkvetėrės, ten yra keli miesteliai ant papėdės, bet irgi šiaip stebino, nors ir buvo labai prastas oras, bet buvo daug žmonių ir eismas buvo intensyvus, net sunku pagalvoti, kas ten turėtų dėtis vasarą. O dabar mes metamės šmutkės į savo citruką. Tarp kitko, kiek valgiam visokių kepinių, jie mėgsta citrinas. Jie visai mėgsta citrinas. Krosanas su citrina, keksas su citrina, ledai, lemonė, keksiukas su citrina, batai ir tie su citrina. Vykstam į Pizą, žiūrėsim ten to pasvirusio bokšto. Taip, tai norėjau dar parkavimo ypatumus šiek tiek apžvelgti. Tai va čia mes išvažiuojam iš parkingo, ten buvo parkingas. Čia yra dar parkingas. Čia yra parkingas, o čia jau yra gatvė. Yra gatvė. Ir va taip pat ant gatvės irgi prie vartelių. Matomumas, čia šiaip keliai tokie intensyvūs, drįsčiau teikti. Tikrai nenuobodu bent jau važiuoti, nes pradžia kelionės tai buvo tokia, kur važiavom vakar. Išvažiavom iš Milano ir tokiais pramoniniais rajonais, tokiais viskas atrodo sena, apleista, lygumas, keliai šiaip savo tokie. Ir paskui prasidėjo vat, kalniukai, serpantinais. Tai iš karto atsirado nuotaika ir į debesį buvome įvažiavę, į tokį rūką. Bet aš dar vis iki galo nesuprantu jų vairavimo subtilybių, nes pavyzdžiui yra ženklai 50, lekia visi, ten nežiūri tų ženklų, atrodo, tai nežinau, atrodo tų radarų kaip ir daug, ženklų pridėta, kad policijos daug, radarų daug, o lekia visi, tai nežinau, aš bandau, stengiuosi važiuoti atsakingai, tvarkingai, kaip priklauso, bet matau, kad už manęs kamščiai susidarinėja. Čia yra Ligūrijos regionas lyg ir. Jei neklystu, labai gražus vaizdai, aišku, kamera tą niekada neperteiks, nes nei tų šlaitų, nei tų statumų nieko nesimato. Tolumoje kairiai matosi iškišulys kažkoks, vandens gale irgi ten yra. Mes palei vandenį važiuosim, tai kažką dar gal ir maž parodysim. Gal maž, nežinau. Nežinot? Kiek sakė, liko iki Pizos? Taip, iki Pizos liko 5 minutės kelią, 2,5 kilometrą, mes dar net, atrodo, net nemiesti šiaip. Nežinau, ar čia mums užpjovė navigacija, ar čia toks Antalieptės dydžio ta pica. Man atrodo, matau, tai tolumai picų. Pizos bokštų, gali būti. Aš tikėjausi biški čia intensyviau visko, na aišku, dar nedavažiavome, bet va, matau, va ten stovi kreivas bokštas. Cool! Nu gerai, gal ne kaip Antalieptė, gal tada kaip Dusetas čia labiau. Adustos irgi gera kaip namie. Nu tai važiuojam, pažiūrėsime tų šedevrų statybininkų. Simutė liepia laikyti tvirtai. Atvažiavom į Pizą. Visų pirma, po parkingo einant pasitinkamus turgus. Labai tankiai apstatytas turgelis. Daug visokių kepurių, kuprinių. Pisa, visi viskų. Pisa. Paskui praeisim, o va čia iš turgelio, už tos tvaros. Eik tu savo, tikrai, visai jūra žmonių, sakyčiau. Tai dabar yra dar tik tai be 3 minučių 10 ryto, o žmonių va tiek. Ir dabar yra balandžio vidurys. Visai gražu čia, Pevelo. Šiaip jau tai tikėjausi, kad mes čia ryte atvažiavom. Bus vienas kitas, tik tai celoviekas. Bet čia celovieko netrūksta. Nu jo, įdomu, kas čia dėsis vasarą. Bet aš gal nenoriu sužinoti. O, jau vaikšta draugiški piliečiai, kurie dalina apyrankės. Apsimeta labai draugiškai stavim. Insiūla apyrankį už dyką, paskui sako, būk geras, padėk mano šeimai. Tu labai fainas, aš labai fainas. Ir čia tokių labai daug. Lygiai taip pat daug buvo ir prie parkingą padėjėjų. Va dabar man iš dešinės bus vienas toks, kur jau gyda su apyrankiam. Priskabina nestoja. Nu, matysim, gal prie mūsų nepristos. Aš visada vaikščiosiu, o taip suraugęs antakį. Tai va daug tokių padėjėjų buvo prie parkingą, kur, va, tai aš tau padėsiu vietos susirasti, dar kažkur. Nu.
Nu, aš, senjorė. Einam į tą pusę pasižiūrėsim. Gal padarysim kokią originalią nuotrauką. Nu, va, ką tik ir mums bandė įsiūlyti apyrankę, bet užteka nepažiūrėti akis, pasakyti, kad 0 šansų seniuk ir nuėjo labai lengvai. Nu ir dabar aš galvoju, kokiu čia pasidaryti nuotraukų. Dėjau kaip ir yra, bet dabar matau, kad kuo buvau sugalvojęs, čia visi jau sugalvoja. Kažkas laika kaip ledus, kažkas laika tarp rankų pakėlis. Nematau, kad kas nors laikytų, kad bokštas nenugriūtų. Ai, va taip, kažkaip palaikyti. Simona, palaikyk bokštą. Nu tai tu atsistok kažkaip. Tu tiek daug, tu beveik stačia gali būti šiaip. Per daug palinkęs. Dabar biškį tiesiau atsistok. Padėk žingsnį į priekį. Ne, nevykęs. Čia gal fuflo bokštas. Jau čia netikras bokštas čia. Visi čia šuolinio mokykla atrodo. Tai va, šitas bokštas buvo priestatas prieš šitą daiktą. Katedra turbūt irgi galima būtų pavadinti. Ir kai jis statė, tai Anas nebuvo pakrypęs, bet pradedant statyti antro aukšto, pradėjo smigti dėl gruntą per prastą. Bandė čia lyg ir Musolinės prieš beveik 100 jį pataisyti. Nutaisė tiek, kad dar labiau susmyga. Vidus, kiek žiūrėjau nuotraukas, lyg ir tuščias, galima užlipti viršų, bet būtina iš anksto bukintis vietas. Matosi, žmonės laipioja dabar tenai viršai. Yra keli varpai, kurie skamba. Tai va tiek tų fun factų apie šitų pastatų. Šiaip jau tai noriu pasakyti, kad, atrodo, kai 1000 žmonių taip daro, aš jau tikrai taip nedarysiu, bet ėmiau pabandžiau ir visi galvoja, kad tai nuvalgyta ir paprasta, bet tai nėra taip paprasta, kiek iš tikrųjų yra sudėtinga. Pagautų nuotrauką, kad tu laikytum tų bokštų. Čia pusę dienos galėtum stovėti ir vis tiek gausis taip, kaip gavas man. Nebent turi daugiau kantrybės, bet aš daugiau 3 nuotraukų nedarau. Štai rezultatas. Tiek va tos Pizos. Faina, šiaip va tas va kupolas geras. Šiaip dar skaičiau, kad Piza yra dar gal bent 6 ar 7 pakrypę bokštai. Ne šitas vienintelis. Tik nežinau, kokią jie dydžią. Apeisim dar ratelį, prasuksim per turgų. Aha, reikia lipti ant stulpo. $56 metrai aukštis. Gal ir įdomu, visai būtų užlipti viršų, bet jau matau eilę žmonių ratu. Dar su pabaiga ta eilė, bet buvo rašyta, kad galima pusvalandį užtrukti viduje. Grupėmis leidžia. Sprendžiant iš to, kokia didelė ta Piza, tai turbūt nieko labai ir nepamatysi. Ne, visada įdomu užlipti pamatyti, bet tingu aš. Ja, ir žiūrėjau, kad turi bukinti iš anksto ir kainuoja apie 30 € bilietai. Tai apie 30 € užlipti bokštą, man atrodo, prabanga. Na, aišku, galingas bokštas, kulusai. Šiaip jį žiūrint, šiek tiek sunku suvokti laiko mastą. Prieš 800 metų pastatytas, baltas švarus, jį tik tiek pasvyrės. Galilėjas darė bandymus šitam bokštį, mėtė kamuolius. Visai prikolas. Ir bus labai smagu per filmą. Kai žiūrėsiu filmą, man labai patinka, kai žiūri filmus ir pamatai vietas, kurias jau esi matęs. Tai Piza tikrai šitas bokštas ne vienam laviruoja. Dar vienas smagus prisiminimas. Dar buvo įdomus Simonas pastebėjimas, kad viena pusė stogo yra skarda dengta, o kita pusė čerpiam. Tai vienas dalykas įdomu, kas buvo daryta seniau ir įdomu, kokia priežastis to. Tai tada dėdukas kažkas tai stovi ant stogo. Arba gali būti, kad 2 kaimynai čia gyvena, suspyka. Vienas darė stogo renovacijų, kitas ne. Pagailėjo ant skladkės babkių. Tikriausiai taip ir buvo, taip ir paliksime. Prekyba vyksta įvairiausia. Ir užrašiukus iš raidžičių lipdo. Skėtį gali nusipirkti. Realiai daugiau nieko. Skėtį ir raidyčių. Ir apyrankės. Apyrankės dalina ir paskui priskabina. Dabar eisim žiūrėsim, ar dar parkingė neišdaužė langų. Nes kiek žiūrėjau atsiliepimų apie įvairiausius parkingus, net ir apie mokamus parkingus, irgi grįžta žmonės ir niekas jiems paskui nepadeda, langas išdaužtas. Policija nieko nedaro, parkingo vadovybė irgi nieko nedaro. Tik į Google komentarus atsakinėja, kad tai čia gal ne pas mus buvot. Gatvėje tikrai nesinorėtų palikti, nesakau tų padėjėjų, automobilių pasaugotojų tai tikrai netrūksta. Vien kol mes privažiavom siaurą gatvytę, ten kokius 50 metrų 3 mums ten jau rodė. Davai va čia parkuok. Balandis, pirmadienis. Užsukom į turgelį ir turgelį mums iš karto magnetukai. 2 euriukai. No. Thank you, no. 2 euriukai už 2 magnetukus. Tai tokių pigių... Pigiai aš taip nesu niekada nupirkus, man atrodo visai mielas. Magnetukas euriukas. Pirk. Klausyk. Toks visiškas lauktuvių turgus. Pagrindė magnetukai, lėkštutės, buteliukai, megztinukai, maikonai. Daugiau mažiau visa produkcija labai panaši čia visa. Dešiniai tenai už kelio
dėdžių stovi ir reguliuoja eismą. Tai tokių prieš tai buvo ir daugiau, o dabar praeisim tuo dar vieną. Dešiniai stovi ir jie prašyti, neprašyti prisistato tau padėti priparkuoti automobilį. Nežinau, pataisykit mane, gal aš čia labai per daug įžvelgiu kažkokių konspiracijų, bet man atrodo, kad čia eiliniai skemeriai. Tikrai netrūksta, jau vien kol iki Bizos priėjom, jau keli kabinose tų apyrankių dalint, nors parkingai irgi mokami, matau. Mėlynos linijos prie kelio reiškia, kad parkingas mokamas, jeigu baltos reiškia nemokamas, jeigu geltonas, o kaip ten, tai reiškia, kad ten yra, kaip suprantu, kaip ir vietinių išpirktos vietos, gal čia gyvenančių. Iš mūsų šiandien tiek tos Pizos, tiek norėjom, tiek pamatėm. Nu, tiesos akimirką apžiūrim su langais ir su durim ir su ratais. Mes greitai čia susisukomės per pusę valandos realiai apsiėjom. Nieks neslampinėja aplink mašinas parkinge, yra kažkoks prižiūrėtojas, tai numesiu va čia valinką, jeigu kažkam tai bus aktualu, kokiam parkinge apsistojom, lyg ir valanda 2 eurai. Ir čia iki bokšto paeit, nežinau, 3 minutės, 500 metrų. Padarėm trumpą sustojimą, kalniukų, medžiukų. Šuniukas mus labai išgąsdino ir sako, kad mums čia negalima. Mes gal bėgam iš čia tada. Kol dar mums be šuniuko daugiau niekas nieko nepasakė. Gražu, man patinka. Ale upė tokia, irgi patvynus sakyčiau. Ten atrodo, kaip ir tie krūmai neturėtų augti vandenį gal. Ale žalas dydys, kūti bėsu. Labai patogus laiptai. Praktiški. Prasmingi. Prispist ir važiuojam toliau. Kažkada, prieš daug metų buvau Italijai, atkreipiau dėmesį, kad buvo daug multiplų. Šiandien multiplų daug nematau, bet šiandien matau daug Fiat Pandų. Ir man šita Fiat Panda yra labai simpatiškas automobilis. Aš visai jo tokią norėčiau. Aš skelbimus peržiūrėjau, jų kaip ir nėra. Nu, aišku, užsieny yra, Lietuvoje nėra. Tai va šitas geras, šitą ką norėčiau. Dar jų būna Off-Road Edition. Šiaip gal visai priglauščiau. Jeigu kažkas tokį turi, tai meskit patkelą komentarus. Biškiai užblūdėjom link tokių griovėsių, norėjom pavažiuoti. Užvedė tokių siaurų žvirkeliuko. Kitų griovėsių kaip ir neprivažiavom, tenai draudžiama privati valda. Kažkada buvo galima, bet užmatėm vynuogynus. Vyra dobelą viena kita. Bet visai linksma. Dabar važiuojam jau atgal. Tai linksma mažiau, bet į priekį tai buvo status kalnas, toks siauri keliukai. Nu ir čia tokių vilų prisistatė italai. Gal čia ir būtų galima gyventi, gal ir netai blogai iš tikrųjų. Mes čia važiavom pro tas vynuogės visur ir privažiavom, matom čia cisternų tokių pristatyta. Mano statymas, kad galimai čia nemažai vinsalę užraukta. Čia tavo gryčia? Kas čia? Čia mano gryčia, čia už langą ir telyčia. Čia gražus pianinas. Tuoj gali uždraubiškai. Galima šaškam pažaisti. Foteliukai net bijau sėsti, kaip gražu čia viskas. O čia lieka visai. Liūstras. Liūstras. Taip ir noris kaip Jimmy Carrey užsikabinus pasisukti. O, sveiki, kaip netikėta. Prašom, užėkite mano kambarį. Malonu vėl jūs matyt. Nieko, atvykom į Florenciją ir negalėjau neužfiksuoti šitokių ištaigingų apartamentų, šitokių rūmų. Pažiūrėkit, kokia liustra, kokia spinta. Palaukit, dar ne viskas, jūs tikriausiai jau atkreipėt dėmesį į kokio ilgio, ilgis kaip ilgis, bet kokio pločio šitą lovą. Aš masteliui atsigulsiu prie jūsų. Ir dar iš tiesų rankas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mano ūgis yra 1,77 m be batų. Tai gul kaip nori, vis tiek bus naravu. Dar, aišku, turim mini bariuką šaldytuviuką, kurio neliesim. Ne viskas. Langai. Tokia dydžia. Ar tu matys tokią ilgę langų? O, ar tu matys tokią ilgę langų? Per tokį langų čia iš tikrųjų net nekyla minčių, kam tokią ilgą langą gali reikti. Bet anas ir tam mums užtenka. Gražias durytes turim. 67-ais buvo viešbutis, 4 žvaigždutės. Prašom, užeikit per mano siauras duris. Muiliukų, tepaliukų, kvepaliukų, servetėlių. Ausis paskrapštysiu, 3 dienas nevaliau. Feną turim, vonę turim. Bidė. Vonė / dušas.
/ dušas. Langelis, grotelės. Nu, čia liustra tokia. Nu, sakau, šiam 7. Yra detalių. Nu, bet bendrai paėmus, aš nežinau, ar mums da pastaikys per šitų išvykų taip bendrai miegot ir aš nežinau, ar mes esam tokiam karališkam rūmi buvį. Oi, esam. Čekijai buvom. Slovakijoje tiesiog buvom pily teisingai. Gerai, nesvarbu šitų iškirpsmą. Mes šitų paturbintų kambarį gavom tik už tai, kad Simutė parašė, o žiūrėkit, jūs matau turit mandresnių kambarių, gal netyčia jūs galėtumėt mums paupdėtinti, kad turėtumėm langų didelį. Sako, jokių problemų, šiandien visi atostagauja, namai tušti, prašom, imkit, ku norit. Tai va, tai turim, ku turim, 90 eurų su parkingu, su visko. Ir mums iki centro Florencijos paė 20 minučių, 2 kilometrai. Tai mums ko gero greičiau negu 20 minučių, Google taip rodo. Tai ką, aš einu tada užsidėsiu marškinį, nes už langą tiek prišyla, taip gero, už langą dabar kiek? 22, vietam 25 rodė atvažiavam. Per 2 dienas iš tikrųjų labai pasikeitė viskas. Jau buvau paruošęs frazį, ajazo man, Lietuvoje 28, čia per mums 17 ir lyja, ką mes čia velnė iš viso važiavam. Pažiūrėkit, Italija, Toskana. Varys man valgyt va tokią didžią buterbrodą. Čia. Patraukiam pakeliui link centro ir kol nepamiršau, kol neišgaravo iš galvos iš karto noriu. Žinot, būna viešbučios palikta muiliukų, želiukų, dar kažko. Panaudojau tą muilą ir iškart buvo... Kvapas yra toks dalykas, kur gali tavį nukelti 20 metų atgal. Aš panaudojau tą muiliuką ir man iškart šampūno krekre kvapas. Tai nežinau, dabar man jau liko viena žiema iki 30 ir tą krekre muiliuką, ko gero, paskutinį sykį uoščiau ar gavau tai kokių 5 metų. Ir manęs neapgavo atmintis, nes aš iškart Simonai sakau, pauostyk muilą ir Simutė iškart žino, apie ką eina kalba. Labai faina, labai juokinga. Šilta, gera, eik tu savo. Vasarų vasarą. Geras. Varom valgyti buterbrodą. Su kiekvieno žingsnį centrą link vis kažkas įdomesnio laukia. Čia va turim pastatų, turim langinių. Gražu, man tos langinės tai belia kaip gražu. Šiaip neblogas spotas degintis, va. Hebra čilina. Čia jau eismas yra automobilių labai sumažintas. Jeigu bet kur Italijoje važiuojat ir matot ZTL zonas, tai irgi tas raudonas apibrauktas ženklas yra pačia papildoma lentelė ZTL, zonė trafiko limitado. Tai ten galima tik su specialiais leidimais važiuoti. Ir sako, baudos didelės, iškart kameros fiksuoja, nereikia, kad jūs sustabdytų, iškart atsiunčia. Kaip iškart? Iš Italijos, kiek skaičiau, tai daug kam ateina ir po kelių mėnesių, kai jau būna ir delspinigių prikaupta ir įvairiai. Geriau nerizikuoti ir geriau iš vis palik mašiną kuo toliau nuo šitų zonų, nes užklyst, nežinau ir pats ar neužklydau, kai Milane buvau, viliuosi, kad ne. Ir dar klausimas, ar Cinqueterran buvo, mums galima važiuoti. Bet o dabar sužinosim tik tai kažkada, arba ne. Kas itališkas automobilis, nei kiek nepabraižytas, nei kiek nepabalnotas, bet nėra čia koks įkrauti. Vienu kartu nubraukiai ir pamiršai, kitus kartus jau nebeskauda. Kas man paaiškins, ką šitas ženklas reiškia? Jeigu mane kas ir gazina, tai visa va šita minė. Ir mes dar tik einam į gilumą. Dar tik einam link centro. Dar mes kitoj pusėje upės. Visai nei čia beidami. Priėjom tiltą ir esam virš upės. Upė Arnas. O tiltas toks irgi čia ir su stogu ir visa ką. Aš tikrai iškart nesupratau, kad čia upė. Va, pastatai kokie ant tilto. Apie tai, kad artėjom link mano minėtos Antiko Vinao sumuštininės, byloja tai, kad visi aplinkui valgo tuos sumuštinius. Visur pilnas gatvė žmonių, visi susėdė ant kraštų. Štai čia yra ta vieta. Ir nežinau, dabar bandau sugalvoti, kur yra eilė. Yra tekę matyti, kad būna net iki gatvės galo eilė. Nekantrauju išbandyti iš tikrųjų. Čia yra 3 įėjimai. Turėtų dar gal net kažkoks dėdė biškį pareguliuoti eismą. Eisiu, dabar pabandysiu susirasti, kur įeit. Matau, kad žmonės rankasi, tie sumuštiniai tikrai įspūdinga dydžio. Viskas pasidarė daug paprasčiau, kai prie gatvėje vyras ir pasakė, eikit į vidų, tiesiog eikit į vidų. Lauke stovi eilės, į 3 įėjimus, 3 skirtingos eilės ir įėjus į vidų irgi matom eilę iki ten, iki pat durų, iki pat galo. Pasirodo, mes va čia stovim prie rūsio laiptų, ten apačioje kepa bulkas. Na, aš labai laukiu parodyti, tada galėsim daryti aptarimą.
Simas geras komentaras buvo, ten vyrai dirba, ten vyrai tikrai dirba. Iškart susirinkam velnių, greitai, viskų, greit. Ką aš žinau? Sakai, net nematėm meniu. Nespėjau pamatyti meniu. Priego. Sako greitai, tai va, gavom buterbrodus parodyk. Aš Simutės buterbrodą visai pavydžiu net. Mano toks gerokai paprastesnis. Čia biškai praskės gali, dar ten matosi pomidorai. Sudaužkim. Buterbračiukai kiek čia? 23 eurai už abu, bet nu bajabi, prie manęs jau toks neblogas atrodo visi. Skanaus. Nu batonas jaučias, kad gali keptas. Pluta, Labai skani mėsytė. traškėm, viduriukas minkštas. Noriu, kad girdėtumėt kaip traška. Labai keistai atrodė. Aš jau šalkis, bet man atrodo verta. Nebūtų čia numatyta tiek daug skanėstų paragauti. Apsukis eičiau antrų ratų. Galėtų ir galia būti meniu, nes tipo, Jo. meniu tikrai vietai, kur jau duoda sumuštinis ir tu jau turi žinoti. Viduj jau tos kavinės Wi-Fi, interneto nesiekia duomenų, tad galėtum pasižiūrėti per internetą tą meniu. Nu žodžiu, dėl to įsirinkimo tai reikia kažkaip žinoti iš karto. Jo, yra galimybė valgyti ir vidui, bet mesgi vietiniokai. Vietiniokai valga su karveliais. Sveikas karvelį. Kadangi buvau labai išpratėjęs ir norėjau iš karto kuo greičiau paragauti, tai atsikandau. Dabar jau galiu biškį ir papasakoti. Jo, kumpiukas, kažkoks baltas užtepukas. Spėčiau, kad toks biškį grietininis. Gal su sūriu kažko? Gal su sūriu, jo. Ir šitas žalias čia yra, nežinau kaip padarytas, bet čia yra pistacijos, ne? Nu, žinai visai tema, bet bulkytė kaip traška, vienu bulku kapočiau. Žiauriai gera. Pas mane yra mėsytė, tokia. Pomidorai, mozzarella, pesto, Sūrio, to, mozzarella bus pelėgė. Verta. Gali sakyti, kad brangu, bet verta kiekvieną eurą. Super. Mozzarella jaučias, kad šviežia labai. Mačiau, kaip visą bačką atnešė jau. Nu, reikia saugotis nuo balandžių, nes čia jau skraido, tai visi tik ir taikas paim tavo buterbrodų. Liuks, valgom ir einam ieškoti dželato. Pafilmuok ir man. Ne man, o man. Nes aš tai pavydžiu, man rūra razina. Razininę rūrą turiu, o čia tai, čia blema. Čia rūrų Poseidonas, visiškas rūrų čempionas. Auč! Gal dabar nori kažką pasakyti? Noriu. Tokiai rūrai žemiai lenkiu galvą, nes tokia rūra tai yra... Čia rūrų Tadas Blinda. Tigras rūrų čempionas, rūrų karalius, rūrų ruonis. Geras. Einam, pažiūrėsim, kaip iš priekio atrodo. Mašakų gerą parodys. Simas sako, kad tie vaikai po juo nelabai padoriai atrodo. O čia vyras rimtas. Iš pavydą net pažaliavis. Suprantu aš jį. Gal ir man biški pikta. Nu, bet aš bent buterbrodų suvalgiau. Anas čia stovi ant saulas. Tarp kitką apie buterbrodų. Įsivaizduok, sugebėjau pavalgyti nuo buterbrodą. Ir tų buterbrodinių yra ir daugiau Italijai. Nenoriu meluoti. Man atrodo, kad aš tur skaičiau, kad čia buvo pirmoji. Kiek valandų? Mes ieškojom dželato, visur ieškojom dželato ir praėjom gal kokį 20 vietų. Ir tai, jeigu nori tikrų dželato, tu turi jų ieškoti tokiuose cilindriniuose induose, giliai įleistų su dangčiais, o ne didelių kalnų, spalvotų, ryškių ledų. Ir tada bus tikrai kokybiški dželato. Ir mes radom vieną tokią vietą, ir priekį stovėjo eilėj gal kokių 10 žmonių. Ir mes jau kokias 20 minučių stovim, nes pačiam priekį stovi viena mergina, kuri jama po šaukštelį ir vis prašo paragauti kažkokių ledų ir vis niekaip neišsirenka ir niekaip nenusiperka. Žmonės jau pikti. Džiugu tas, kad mes jau treti eilėj, liūdna tik tai, kad ta mergina vis dar čia. Man tai labai skanus, kol kas dar tik pirmas skonį ragauju, bet va tokie jie tasus, kaip fainiai. Taip, tai aš turiu kažką su gorgonzola sūriu, kažką iš Madagaskaro, tai vanilė, ir kažką su riešučiukais įkaramelizuotais. O tu? Braškės iš Kalabresė ir mandarinus iš Siciulį kažkokie, nebeatsimenu. Jo. Ir stracciatella viršaus.
Ką tik norėjau sakyti, kad negaliu sakyti kažkas stebuklas, bet kaip tirpsta visi, negaliu šnekėti, reikia valgyti. Davai. Bendrai paėmus, dabar jau suvalgius ledus galima biškai aptarti juos. Aš tai linkęs duoti antrą šansą jam, bet šituos įkiu tai sakyčiau, kad prie mano namų netoli yra viena ledainė, kurioje aš esu valgęs tikrai skanesnių ledų. O čia, nu jo, laukiam ilgai, atrodė gražiai, bet stebuklo nebuvo. Bet kita vertus nebuvo ir brangu, nes 6 skupsus ledų, nu sakykim, jo. Sumokėjom 10 eurų, tai žodžiu, vienam pitakas, bet nu nemažai ten tų ledų už pitaką, tai bent jau tiek, nėra blogai, nenuskriaudė. Stracciatella tai buvo tikrai skanus, mandarininiai tai buvo labiau citrininiai, sakyčiau, negu mandarininiai. Nu, braškiniai tai labai irgi skanus, bet jau sakau, ten nebe ledai atrodo labiau, tiesiog trintos uogos. Gal mes eisim laimės paieškoti kokiam langelį. Hello. 2 white wines. Pažiūrėsim, ar šitas laimės langelis padarys mane laimingesniu. Kol kas jis daug žada. Jau vien džiaugsmas suteikia tai, kad gali padilindiliuoti. Šau. Grazie. Prie vaizdingo staliuko prisėskim. Čia ką tik radom laimės langelį. Laimės langelį, pasiėmėm vinelio. Pridėsiu čia žemėlapį, susižymėjom taką namo. Seksim namo paskui laimės langus. Čia. Skanus, ne? Dėdulis toj sustas irgi prie langelę. Pasirodo, Florencija gali būti ir šitokia. Ir ne, dabar nėra rytas. Dabar yra 6:30 vakaro. Ir jeigu mes šitoje gatvėje rasim dar vieną laimės langelį, tai šita šypsena gali įsiplėsti iki ausų. Ta šypsena gal truputį ir apmažina. Pasirodo, tų langelių yra buvo ir daugiau, bet jie ne visi išgyvena. Nieko, dar turim variantų. Einam, pažiūrėsim toliau. Radom dar vienas durelės, bet dėja, einam mėgoti. Sudarniau, eidamas pakeliui, sakau, kaipgi neparagauti kebabą Italijoje. Tai aišku, kad paragausi. Kiek galimybių Italijoje. Italijoje. Žinai, tu lietuvę neišvarysi iš niekur. Ir jeigu aš pamatysiu kebabą, tai aš jį ragausiu. Lemba, kaip subiniotas sunkiai. Nu ir visai neblogai. 2 minutės. 2 minutės 5 eurai. Laimingas žmogus. Nu gal biškį ir įsibuzojau, tai kas geras kebabas turi tą biškį išbuzoti. Ant dugną, žinai, taip, inkandi ir patrauki, atskandi ir palauki. Pakramtai ir vėl. Ir jeigu tuo tarpu, kai trauki, tau nenubėga va čia va biškį rankovėm, tai tada nebuvo tik ką pradėti iš vis valgyti.